sveiki, visi sugrįžę į mano kanalą. Taip, dabar žiūri visa mokykla turbūt, nes mums mokytoja visi turėtų po STEAM projektą sukurti. Ir mokytoja pasiūlė, kaip ir aš pats galvojau, kadangi turiu savo YouTube kanalą, padaryti video. Ir mūsų STEAM projektas susidaro su gyvūnais, tai yra fermos gyvūnais. Ir mes atvažiavome į Palangą, biškelį toliau nei Palanga, HBH, pas gyvūnus, pažiūrėti fermos gyvūnus. Tai eina. O girdite, jau čia gaidys. Aš negalvojau, kad taip arti bus. Labas. Sveikas, kaip sekasi? Čia avinas daro. Nes pusant man. Eik paglos. Tu ką juokauji? Mane su ragais įsivažiuos. Labas. O tu ką veiki, kaip diena einasi? Žlembo dantis išėmė. Labas. Labas. Čia kaip šuniukai, žinokite, didelį. Galiu aš tave paliesti? Aš jį liečiu. Žiūrėte kaip... Čia jie pagalbos, prašosi turbūt. Jo, ten kiaušiniai jisai saugo ir neleidžia paimti. Čia yra baltas povas. Jį beveik neįmanoma, labai retai tik tais galima sutikti. Ko žiūrit? Nesugadink šukuosenos. Ar jūs žinote, kad avies kailiai naudoja visokiams rūbams, kojinėms, šiltoms, megztiniams kartais? Aš ant šito galiu atsisėsti. Aš žinau, yra tokių žmonių, kurie ant ponio sėdi. Atsargiai mama jį gali suvalgyti. Jeigu ką, trauk. Na, labas vaikai, kaip sekasi? Na, šiandien man čia labai patiko, o kaip jums? Deja, nepamirškite spausti laikus, prenumeruoti mano šitą kanalą. O kas yra gerai, kad aš radau pačio rečiausio to kurkovo tą plunksną. Žiūrėkit, pačio rečiausio to kovo baltojo. Ir jinai buvo pamesta ant žemės, tai aš ją pasiėmiau. Povas. Tiksliau, ne kovas, o povas. Tai buvo tokia plunksna gražiai. Tai nepamirškite spausti patiktukus, prenumeruoti, o mes dar tęsime. Eik tu sau, kokie keisti žmonės.
Ar patiko pas mus? Vat, kai per kalėdas, kur mėgstate valgyti kalakutą, žiūrėkit. Tai kiaušinis kažkieno. Aš jį taip norėčiau pasiimti. Bet nemanau, kad galim. Nesvarbu paliesti. Vas, paliečiu, net nepajaučiu šis, bet čia tikras kiaušinis. Čia plunksnų kiek yra. Eina savo. Ten rimtai kažkas viduje yra. Eina, jiems parodysim. Ar čia mūsų? Ten čia matote, kur gyvena vištos arba vidžiai, tai yra jų namai. Na, tai va, mes jau išėjome iš šito zoologijos sodo, tai yra fermos. Na, tai mes jau baigėme, tai po kol kas ir tiek ir iki kitą kartą.